Na ir kaip jums šiandien dienos naujienos? Atrodo, lauke net oras bes ir energija visiškai nebejuda. Ir kas mane sekat, atsimenat, kad aš dalinausi, labai laukia mūsų daug pokyčių ir labai daug nemalonių dalykų. Visi aišku galvoja tik tai apie pokytį, kad viskas tik į gerą. Taip, galutiniam taške į gerą, bet mes turime pereiti per tokį etapą, kai kyla mūsų šešėliai. Ir galim dievagotis, galim vengti, galim neigti, galim sėdėti ir bijoti. Ateinantys 6 metai yra didelės labai žmonijos visos civilizacijos transformacijos metai ir jie prasidėjo 2020, kada prasidėjo COVID-as. COVID-as buvo tik pasiruošimas viskam, kas laukia mūsų ateinančių 6 metus. Tai čia žinutė mano ne tam, kad išsigąstumėt, ne tam, kad bijotumėt, o tam, kad ruoštumėte save mentaliai, fiziškai ir emociškai. Blogiausia, ką galit padaryti šiuo metu, tai sėdėti baimiai, eiti į kažkokius konfliktus, aiškinti savo tiesą, neigti irgi, kad ne, mano gyvenime tai nieko blogo neįvyks. Jautresni žmonės gali būti, kad labai stipriai jaučia šiuo metu energetinę transformaciją mūsų šalyje, aplink mus. Aš, pavyzdžiui, jaučiu nerimą, aš jau kelintą naktį vyrui sakau, aš nesuprantu, kas mano gyvenimas šiuo metu, aš einu per pakankamai gerą savo gyvenimo etapą, bet kažkoks vidinis nerimas, kam, aš pati nežinau kam. Tai kuo mažiau sekti tos naujieną, nėra reikalo tam. Kuo mažiau savos tiesos įrodinėjimo ir kuo mažiau ėjimo į baimę, labai atkreipi dėmesį, kas jūs veda į baimę, kas jūs stabdo nuo kažko. Pavyzdžiui, tokia situacija, kaip įvyko šiandien, neturi stabdyti nuo jūsų intuicija vedimų sprendimų. Tik tai tie, kurie pasitikės savo vidinę išmintimi, vidiniu vedimu, o ne baime, o ne veiks iš baimės, turės nuostabes galimybės transformuoti ir pakilėti savo gyvenimą į aukštesnį lygį, o tie, kurie pasiduos baimiai, pasiduos psichozei, labai stipriai pakenks savo tolimesniam gyvenimui. Tai visą savo stiprybę eikit mokytis. Eikit sportuokit, eikit stiprinkit save, grįžkit į dvasinį gyvenimą, turėkit dvasinę praktiką savo kasdieninę. Kitaip žinios nebus labai džiaugsmingos.